šitą filmą yra labai įdomi kelionė, atsiradimas ir visa kita. Šitą filmą nieks nematė. Net tas, kuris filmavo, nematė. Mano vieninteliam egzemplioriui čia 10 minučių films apie mūsų istoriją, kuri buvo prieš 2 metus mūsų klubo 10 jubiliejus. Biškiai dėmesio. Šiandien 2012 metų vasario 11 diena. Už lango minus 25 šalčio. Visureigių klubas susirinko į savo gretas priimti naujus narius ir surengė jiems krikštynas. Pirmąją jų gyvenime kelionę. Kaip visada, kolona visureigių pajudėjo iš Lukoil kolonėlės. Važiuojam! Pakeliui važiuodami, fotografuojam. Tik aparatų duokit. Fotografuojam. Skaitom legendą. Šturmanas skaitom legendą. Taip, dirbam visas Vitalijus Kristus. Skaitom legendą. Paklausom legendą. Tylu. Ne. Skaityk legendą, Šturmanas. Šturmanas legenda. Pasak tiesiai per mišką, už miško tiesiai keliu iki sankryžos prie kryžkelio. Važiuojam, vietą pedalus viskas. Karamachai jau dabar. Važiuojam, verkiam variklis. Važiuojame į sukame į dešinę. Dešinė. Nevažiuojam prastą. Aišku, važiuojam prastą. Reikia apsimauti guminiai batai. Reikia apsimauti guminiai batai. Atsitinka nelaimių. Reikia apsižiūrėti, tikriausiai nuleido padangą. Norim toliau važiuoti, reikia ją prisipūst. Prisipūst dabar. Pučiam padangą. Dabar aišku, bet dirbdami, bet pusami padangas sušalas. Reikia dabar apsirengti visiems. Kad nebūtų šalta, nes
Mašinoj vis tiek. Laukia jeigu 25, tai mašinoj kažkur tokie gali būti 10. Rengiamės, dabar dedamės kepurę. Dedam kepurę. Sūnaus važiuojam turbūt.
Čia yra pats svarbiausias naujo klubo nario dokumentas, kuris turi lydėti visą gyvenimą jį, kol bus klubo narys. Klausat, įdėmiai klausat jūs. Svarbiausia jūs, mums tik kas. Aš, Agnė, būdama blaivaus ir sveiko proto, niekieno neverčiama, pasižadu savo vyrui Remigijui. Aš, Vilma, būdama blaivaus ir sveiko proto, niekieno neverčiama, pasižadu savo vyrui Remigijui. Visada išleisti visus klubo susirinkimus ir niekada nevykti, jeigu jis užtruktų jame. Antras. Negailėti šeimos finansų, visureigio išlaikymui ir priežiūrai, skirti dalį savo asmeninių lėšų, kurios buvo nuslėptos nuo vyro. Išleisti visus klubo organizuojamus renginius ir ekspedicijas. Padėti susiruošti joms, pagaminti ir įdėti reikiamą kiekį maisto atsargų, gaivinančių bei šildančių gėrimų. Pasirūpinti, kad turėtų šiltam ir šaltam orui pritaikytų drabužių, atsarginį komplektą švarių apatinių, kojinių ir taip toliau. Surasti tvirčiausią kelią Belgiją, nubėgti ir užkabinti gervės trosą už medžio. Karštų maistu bei šiltų ir patogių sutuoktinio miego. Ryte karštą kavą pristatyti į lovą, o esant reikalui pasirūpinti vaistai sveikatai pataisyti. Iš renginio niekada namo nesivežti pirmai, o jeigu nedalyvavau išvykoje, neskambinti ir neklausinėti, kur buvai, kada grįši ir su kuo buvai. Kam čia dėkot reiks? Aš patenku, kai jis tada. Tai va, pasižadėjau šitą. Grįžus vyrui, visada pasitikti jį su šypsena, įdėmiai išklausyti jo patirtus nuotykius ir nenervinti durnais klausimais. Išplauti bei paruošti rūbus ir visureigiai sekančiai Išgirdus apie organizuojamą naują renginį, nesusinervinti ir nesakyti, ką tik buvai ir vėl išvažiuoji, o ramiai pradėti visus darbus nuo pirmo punkto. Ir paskutinis, išleidžiant ir pasitinkant vyrą pabučiuoti. O dabar jos pasirašys savo ranką šitos parašus, įteiksim vyram, jie pakabins virtuvėj, geriausiai matomoj vietoj ir jeigu kas iš karto su pirštu parašas yra, tą punktą kas, tai va.